Šios savaitės LRT Lituanikos pasaulio lietuvių žiniose. Jaukūs susibūrimai, įdomios ekskursijos, parodos ir šventiški koncertai. Užsienyje gyvenantys tautiečiai ragino ne tik minėti Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, bet ir švęsti laisvę. Iš širdies į širdį per lietuvius vienijantį LRT Lituanikos kanalą laidoje Pasaulio lietuvių žinios. Mieli LRT Lituanikos pasaulio lietuvių žinių žiūrovai ir reporteriai. Nesunku buvo nuspręsti, jog šios savaitės laida bus gausi reportažų iš vasario 16-osios Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimų. Renginių tiek daug, minėjimų datos tokios skirtingos, jog netrukus pajusime, kad vasario 16-oji peraugo į kovo 11-ąją. Todėl nuoširdžiai pritarėme vieno laidos herojaus įsakytai minčiai, kad nepriklausomybės ir laisvės datas teisingiau būtų neminėti, bet švęsti. Tad kviečiame pasižiūrėti, kaip valstybės atkūrimo dieną šventė įvairių kraštų lietuvių bendruomenės. Jeigu norite su mumis susisiekti ir pasidalyti informaciją apie jūsų gyvenamą šalies lietuvių bendruomenės aktualijas, kaip visada maloniai kviečiame rašyti elektroninio pašto adresu tapatybė@lrt.lt. O realiu laiku galime bendrauti jau dabar per Pasaulio lietuvių žinių paskyrą socialinėme tinkle Facebook. Malonaus žiūrėjimo. Nors linksmosios užgavėnės Lietuvoje buvo švenčiamos vasario 9-ąją, pasaulio lietuvių bendruomenės šią gražią lietuvišką šventę minėjo ir vėliau, pasirinkusios patogesnę datą. Į pirmųjų pavasario šauklių šventę Reikjavike lietuviškasias užgavėnės susirinko gausus būrys Islandijoje gyvenančių tautiečių. Nors Gudmundarlunduro parke, kuriame vyko šventė, vis dar pupsojo sniego pusnys, susirinkusieji stengėsi kuo triukšmingiau žiemą išvaryti iš kiemo. Pavargę nuo žiemos šalčių, šventės dalyviai energingai trypė ir skandavo: "Žiema, žiema, bėk iš kiemo. Jei nebėgsi, išvarysim, su botagais išbaidysim." Žiema, žiema, bėk iš kiemo. Jei nebėgsi, išvarysim, su botagais išbaidysim. Laikydamėsi visų šventės tradicijų, kanapinis po įnirtingos kovos nurungė savo amžinąjį varžovą Lašininį, o į paskutinę kelionę persirengėlių iškilmingai palydėta morė, kaip ir priklauso, supleškėjo čia pat užkurtame lauže. Ypatingo žavesio šventei suteikė akordeono garsai ir talentingosios Renatos Pratusytės pasirodymas. Renginio dalyviai įdėmiai klausėsi senovinių dainų bei linksmai lingavo į taktą. Išalkę buvo kviečiami pasistiprinti prie gardžiomis vaišėmis bei užgavėnių blynais nukrauto stalo. Spaudžiant šaltukui, svečiai šildėsi karštą kavą. Vyko ir daug įvairių užsiėmimų. Vieni šoko, kiti sukosi žaidimų rateliuose, dalyvavo virvės traukimo rungtyse, žaidė gaidžių peštynes, mokėsi apversti blynus keptuvėje ir neišbarstyti jų po baltą porų sniegą. Pakeli nuotaika, skardus juokas bei vaikų išdaigos suteikė vilties, jog žiema tikrai netrukus pasitrauks iš snieguotosios Islandijos. Skirtingų tautų bendruomenėms priklausantys Bostono gyventojai vasario 13-ąją rinkosi į Bostono turgaus aikštę pasižiūrėti, kaip raganomis, velniais, čigonais, ožkomis, giltinėmis bei daktarais persirengę lietuviai varo žiemą iš miesto. Bostono lietuvių bendruomenės organizuotos lietuviškos užgavėnės sulaukė dėmesio ne tik iš šiame rytų Anglijos mieste gyvenančių žmonių, bet ir vietinės žiniasklaidos. Ne vienas renginio svečias smalsiai klausinėjo, kokia čia šventė minima ir ką ji reiškia. Užgavėnių šventėje daugiau kaip 30 Londono lietuvių folkloro ansamblio Saduto narių demonstravo spalvingus kostiumus bei kaukes, surengė užgavėnių spektaklį, vietos gyventojus mokė tradicinių užgavėnių žaidimų.
Bostono lietuvių bendruomenės nariai mažuosius renginio svečius kvietė į kūrybinės dirbtuves, kuriuose buvo demonstruojama, kaip pasigaminti kuo įspūdingesnę užgavėnių kaukę. Renginio dalyviai buvo kviečiami paragauti įvairių užgavėnių vaišių – lietuviškų blynų, pyragėlių, sausainių bei saldainių. Pasak Bostono lietuvių bendruomenės pirmininkės Jūratės Matulionienės, panašius renginius organizuoti yra labai naudinga, nes per juos vietos gyventojai gali susipažinti su įvairių kraštų kultūra bei tradicijomis. Pakils įsibarstę lietuviai iš įvairių pasaulio kraštų, sujungs žemynus ir kultūras, susirinks kartu pasidalinti tradicijomis 15-oje šokių šventėje 2016 metais. Šimtai įvairaus amžiaus šokėjų iš skirtingų lietuvių liaudies šokių ansamblių susikūrusių Šiaurės Amerikoje, Lietuvoje ir kitose šalyse pasipuoš tradiciniais rūbais ir džiaugsis lietuvišku liaudies šokiu, kuriame pinsis meilės, šeimos bei gyvenimo kelionių istorijos. Ateinančią vasarą atvykite į Baltimorę. Mes jūsų labai lauksime. Šaukia ten tave kelionė. A journey calls you there. Valstybės atkūrimo 98-osios metinės buvo švenčiamos ne tik Lietuvoje. Šalies diplomatinės atstovybės kartu su užsienyje gyvenančiais lietuviais organizavo koncertus, parodas, ekskursijas, jaukius susibūrimus ir kitus renginius, skirtus vienai svarbiausių Lietuvai švenčių – vasario 16-ąjai. Lietuvos ambasada Prahoje turėjo galimybę pakviesti lietuvių bendruomenę gyvenančią Čekijoje, lituanistinės mokyklėlės Debesynas vaikus ir šito kvartalo, kuriame mes stovime, Vinohrado kvartalo gyventojus, paminėti Lietuvai labai svarbias datas. Tai visų pirma mūsų valstybės atkūrimo dieną ir kartu vieną iš mūsų tautos tėvų atkūrėjo Jono Basanavičiaus veiklą ir jo darbus nuveiktus čia Prahoje. 19 amžiaus pabaiga. Praha ir Čekija buvo ypatingo tokio čekų tautinio atgimimo momentas ir vieta. Ir Basanavičiui turbūt buvo įdomu ir smalsu pasimokyti, kaip čekai savo tautinį atgimimą žadina. Ir tuo metu ore jau sklandė idėja apie naują lietuvišką laikraštį. Čia, Prahoje, buvo suformuotas pirmasis Aušros numeris. Ir čia buvo parašyta įžymioji prakalba pirmajam Aušros numeriui. Prakalbos efektą galima būtų palyginti su degtuku užžiebtų labai pritvinkusioje atmosferoje, nuo kurio paskui įvyksta didžiulis kultūrinis sprogimas. Kaip vadinosi laikraštis, kurį Jonas Basanavičius leido? Kas pirmas pakėlė ranką? Pasakykit, čia. Aušra! Aušros rašytojai, ten ne vienas Basanavičius jie rašė, buvo labai svarbus. Bet ne ką mažiau svarbus buvo Aušros skaitytojai, nes be Aušros skaitytojų nebūtų buvusios ir tos Lietuvos, kurios atkūrimą mes švenčiame. Yra labai svarbu kiekvieno iš mūsų indėlis, nesvarbu, kur mes gyventume, Lietuvoje, užsienį. Ir tai
ką mes vadiname Lietuva. Nes valstybė susideda iš konkrečių žmonių. Ambasada skiria labai daug dėmesio ir jėgų tam, kad šį rudenį būtų galėjusi atsikurti lituanistinė mokyklė. Susirinko naujas kolektyvas žmonių, buvo pasirinktas labai poetiškas, bet kartu ir prasmingas pavadinimas tos mokyklėlės – Debesynas prieiga prie Lietuvos. Pačią mokyklėlę lanko 23 vaikai. Aš manau, kad didžiausias iš tiesų labai pozityvus siurprizas tai iš tiesų yra Debesynas, lietuviška mokykla, kuri iš tiesų yra puikiai oazė ir manau, kad ne tik vaikams, bet ir tėvams. Savotiška sala ir kur iš tiesų ta meilė Lietuvai yra tokia nedirbtina. Aš ateinu lietuvišką mokyklėlę į Debesyną ir ten su draugais susitinka ir lietuviškai mokausi. Kiek metų mes jau čia gyvenam Čekijoje, 20 metų. Tai vat mūsų vaikas, jau ne vaikas, jau studentas, 19 metų ir jis visą laiką kalbėjo apie tai, kad nori sugrįžti į Lietuvą ir manau tai dėka aišku ir mūsų šeimos ir aišku tos bendruomenės indėlio, kad Lietuvoje visą laiką išliko jo šalis ir jis dabar labai džiaugiasi sugrįžęs studijuoti į Lietuvą. Kiekvieno žmogaus iniciatyva be abejo yra labai svarbi ir aš manau, kad bet kuris lietuvis gyvendamas užsienyje, jis yra savotiškai savo šalies ambasadorium. Aš pabaigsiu klausimu, kurį mūsų 10 metų vaikas užduoda, sako, kur jūs gyvensit, kai aš gyvensiu Lietuvoje. Vasario 16-osios popietę Londono lietuviai rinkosi į netradicinį Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimą. Tautiečiai tėvynei itin svarbią datą švęsti susirinko į pačiame miesto centre esančią St. Martin in the Fields bažnyčią. Prie pat Trafalgaro aikštės stovinčioje nuostabaus grožio bažnyčioje vasario 16-ąjį paminėti skirtą klasikinės muzikos koncertą organizavo Lietuvos Respublikos ambasada Jungtinėje karalystėje. Nors koncertas vyko darbo dienos popietę, bažnyčia buvo sausakimša. Renginyje dalyvavo Jungtinės karalystės politikos, verslo, kultūros atstovai, Londone reziduojančių diplomatinių atstovybių ir Jungtinės karalystės lietuvių bendruomenės nariai. Svarba ir reikmė tam tikrų dalykų. Net ne šventėse yra visa esmė, o daugiau per save, per ieškojimą, kas tu esi kaip žmogus. Ir tai svarbu ne tik vyresniems žmonėms, tai svarbu ir jaunimui. Ir man atrodo, per savo paiešką žmonės atras ir Lietuvą, ir šventes, ir supras, kokios jos svarbios. Koncerte lietuvių ir užsienio kompozitorių kūrinius atliko operos solistai Romanas Kudrešovas ir Laura Zigmantaitė, o komponavo pianistė Gabija Butkutė. Man vasario 16-oji, aš galbūt ją siečiau su, kaip sakant, antru šansu gyventi, antru šansu tėvyniai, antra gyvybė, nauja gyvybė. Man siejasi su nauja pradžia. Aš pati gimusi maždaug tuo pačiu laikotarpiu. Tai labai geras jausmas, labai graži šventė ir galbūt gaila, kad jinai nėra taip audringai švenčiama galbūt kaip turėtų būti, nes aš manau, kad šita šventė turėtų būti be galo džiugi ir be galo audringa, todėl kad tai yra laisvė. Vasario 16 iš tikrųjų yra tik data, kurią išmoksime mokykloje, kurią žinome minėti, atsiminti. Bet sutikčiau, kad galbūt trūksta šiek tiek žinojimo ir supratimo mano kartos žmonėms. Visų pirma, man atrodo, reikėtų šitas šventes švęsti, nes labai daugelį metų nuo vaikystės atsimenu būdavo minėjimai. Tai man atrodo, galim pradėti sau leisti švęsti ir vienas iš būdų galbūt būtų ateiti į koncertą. Aš manau, kad visokie minėjimai, koncertai yra nuostabi tikrai proga ir švęsti išradingai, tai manyčiau, kad reikėtų kuo daugiau prisiminti tradicinių dalykų, lietuviškų dalykų, galbūt tą dieną net susilaikyti nuo žargono, nežinau, tiesiog, galbūt tą dieną tiesiog
prisiminti tradicijas, tėvų tradicijas, senelių tradicijas ir galbūt visai šeimai kažkur eiti tikro tradicinio lietuviško maisto. Tikrai be abejo, manau, yra daug būdų atšvęsti. Renginio svečius pasveikino Lietuvos ambasadorė Jungtinėje karalystėje Asta Skaisgirytė ir Jungtinės karalystės parlamento bendruomenių rūmų draugystės su Lietuva grupės narys Stefanas Poundas. Koncertas buvo absoliučiai puikus. Tikrai džiaugiamės, kad turime lietuvių, kurie gyvena Jungtinėje karalystėje ir kurie mums gali surengti tokį gražų koncertą. Jie buvo nepakartojami ir man atrodo, kad publikos reakcija vienprasmiškai tą pasakė. Bažnyčia St. Martin's in the Fields yra viena gražiausių, viena seniausių Londono bažnyčių, yra pačiam centre Trafalgo aikštėje. Tai labai nesunkiai visiems yra labai žinoma ir patekti lengva, ir atvažiuoti lengva, ir susirinkti lengva. Ir tai, kad šitą koncertą mums padovanojo, galima sakyti, 3 jauni atlikėjai, ačiū jiems, ačiū jų suvokimui apie Lietuvos valstybingumą. Tai yra irgi išradingumo pavyzdys. Norėčiau palinkėti, kur be gyventumėt, didžiuotis savo kilme, neišsižadėti savo šaknų, nepamiršti savo tapatybės, o ją švęsti, nes tapatybė atneša didelį bendrumą bendruomeniai ir susibūrimai visada, manau, atneša labai daug malonumo. Palinkėčiau tiesiog užmerkti akis ir pagalvoti, ką mums reiškia laisvė ir kaip yra nuostabu. Nes kartais, kai mes kažką turime, kiekvieną dieną turime, mes užmirštame to dalyko vertę. Ir aš manyčiau, kad būtų nuostabu, jeigu galėtume savo kiekvieną dieną tiesiog priminti vis dėlto, kokia tai yra vertybė, koks tai yra turtas būti laisvam. Lietuvos valstybės atkūrimo diena buvo švenčiama ir Airijoje. Į vasario 16-ąjį paminėti skirtą iškilmingą priėmimą Dublino mero rezidencijoje Mansion House buvo pakviesti vietos politikai ir užsienio šalių ambasadoriai. Priėmimą organizavo Lietuvos ambasada Airijoje. Po oficialios minėjimo dalies šventė persikėlė į Šventojo Andriejaus bažnyčią, kurioje buvo surengtas koncertas visiems Airijos lietuvių bendruomenės nariams. Tautiečius nuoširdžiai pasveikino Lietuvos ambasadorė Airijoje Rasa Adomaitinė. Susirinkusiems koncertavo svečiai iš Lietuvos, Baltijos šalių kvartetas, jaunų talentingų klasikinės gitaros atlikėjų kvartetas, kurį sudaro 3 muzikantai iš Lietuvos ir 1 iš Belgijos. Maloniai nustebino klausytojus savo meistriškumu. Šventinį vakarą skambėjo daug visiems puikiai žinomų kūrinių. Labai smagu atvažiuoti į kažkokią naują šalį, nes vis tiek kiekviena šalis turi savo specifiką, savo kažkokių įdomių dalykų ir džiaugiamės, kai mus pakviečia kažkur tai atvažiuoti naujai, tai vat į Airiją atvažiavom pirmą kartą pagaliau ir tikrai čia labai smagu, nors atvykom tik vakar labai vėlai vakare, bet jau šiandien pakankamai daug ką spėjom nuveikti ir šiek tiek pasivaikščiojom Dubline, patiekalų tokių airiškų pavalgėm. Ir publika šiandieną irgi labai buvo tikrai maloni, šilta ir labai daug gražių žodžių sulaukėm po koncerto. Tas labai svarbu, nes muzikantų abipusis ryšys yra, tas grįžtamasis ryšys yra labai svarbus įkvėpimas kitiems pasirodyti. Lietuvos valstybinę šventę minėjo ir Dublino 4 vėjų lituanistinės mokyklos bendruomenė. Mokykloje dirbantys mokytojai vaikams papasakojo apie šios gražios šventės istoriją bei svarbą. Pakvietė mokinius kartu sugiedoti tautišką giesmę. Mylėdami žmonės suartėja. Meilė tai laisvė, laisvė tai atsakomybė, atsakomybė tai meilė. Įsitikinę aktyvūs Krolio lietuvių bendruomenės nariai.
Vasario 13-ąją pietryčių Anglijoje Krolio mieste susirinkę tautiečiai diskutavo apie Lietuvos nepriklausomybės sąsajas su mūsų visų atsakomybė. Kėlė klausimą, ar atsakomybė už save ir savo tautą įmanoma be meilės artimui. Prisiminė, kokie svarbus yra Lietuvos himno žodžiai. Krolio lietuvių bendruomenės diskusiją vedė Valerijus Vilčinskas ir Remigijus Jakulevičius. Ir tikroji meilė, jie visada už viską atleidžia ir jie visada eina su be galo didelė išmintimi. Tokia turėtų būti tikroji meilė. Lietuvybės centru tapusioje Šventojo Augustino bažnyčioje Paryžiuje, kurioje kas mėnesį rengiami Prancūzijos lietuvių bendruomenės narių susitikimai ir vyksta sekmadieninės lietuvių mokyklėlės pamokos, vasario 14-ąją buvo surengtas iškilmingas Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas. Jį organizavo Prancūzijos lietuvių bendruomenė. Mišias lietuvių kalba aukojo kunigas Mozė Mitkevičius. Susirinkusiusius pasveikino Prancūzijos ir Lietuvos asociacijų koordinacinės tarybos pirmininkė Anema Rigusa. Lietuvos ambasadorius Prancūzijoje Dalius Čekuolis pasidžiaugė Prancūzijoje gyvenančių tautiečių aktyviai puoselėjimą lietuvybę bei tarpusavio bendradarbiavimu. Lituanistinės mokyklėlės auklėtiniai sugiedojo Lietuvos himną. Šventinę programą atliko lietuvių džiazo atlikėja Lina Štalytė. Renginio svečiai taip pat buvo pakviesti į Prancūzijoje gyvenančios ir kuriančios menininkės Jūratės Daukšytės darbų parodą. Labadiena, aš esu Pieras Minonzio, jūsų garbės konsulas Prancūzijoje, Lyone. Prieš 26 metus buvau pirmas europietis patekęs į Lietuvą. Tuomet 1990 m. birželio mėnesį Lietuva dar buvo Sovietų Sąjungos narė. Man asmeniškai Lietuvos valstybės atkūrimo dienos šventė tai didelis įvykis visiems europiečiams bei svarbus faktas Europos istorijoje. Tad visiems lietuviams linkiu geros šventės. Lietuvos valstybės atkūrimo dieną Hiutenfelde gyvenantys tautiečiai rinkosi į vasario 16-osios gimnazijos kiemelį, kuriame vyko iškilminga Lietuvos vėliavos pakelimo ceremonija. Susirinkusiems sveikinimo kalbą tarė gimnazijos direktorė Janina Vaitkienė. Buvo perskaityti iš Lietuvos atkeliavę įvairių institucijų, politikų bei aktyvių visuomenės veikėjų sveikinimai. Visų Lietuvos šventųjų vardo koplyčioje mišias aukojo kunigas Virginijus Grigutis ir Lietuvos vyskupų konfederacijos delegatas, užsienio lietuvių sielovadai prelatas Edmundas Putrimas. Kiekviena tauta tai yra Dievo dovana. Tai klausimas kyla tada, kas man tai yra vasario 16. Tai pirmoji vietoj vasario 16. Tai yra deklaracija, kad mes esame tauta. Mes turime gerbti tai, ką mums mūsų tėvai, seneliai, proseneliai perdavė ir kovojo išlaikyti. Čia yra tautos šventė. Mes esame tautinė valstybė. Ir mes turime gerbti tai, kas mes esame iš prigimties. Ir ta tauta sudaro valstybę, Lietuvos valstybę. Ir mes, nesvarbu, kur mes begyventume, kur mes kūrime savo bendruomenės, bet nepamirškime, kad mes nuo savo tautiškumo, tapatybės nepabėgsime. Ir kaip tik vasario 16-osios ta šventė mums primena, kas mes esame ir ko mes turime siekti atlikti. Tai laimina Dievas, mūsų bendruomenės išeivijoje ir lietuvių tautą
Garbė Jėzui Kristui. Šventinis Lietuvos nepriklausomybės ir Vokietijos lietuvių bendruomenės 70-mečio minėjimas vyks vasario 27 dieną Hüttenfelde. Vasario 14-ąją Hüttenfeldo savivaldybės salėje 7 kartą vyko krepšinio turnyras vasario 16-osios tauriai laimėti. Turnyrą organizavo vasario 16-osios gimnazijos Hüttenfelde mokytojai Arūnas Tauras, Audronė Ručienė ir Gintaras Ručys. Kažkas šio čempionato atidarymo pradžioje pajuokavo, kad galbūt jau tie, kurie dalyvauja šiame čempionate 7 kartą, galbūt jau jų vaikai pradėjo lankyti 1 klasę. Ir iš tiesų šis čempionatas, kuris rengiamas Hüttenfelde vasario 16-osios gimnazijos iniciatyva, tie vaikinai, tos komandos beveik yra tos pačios ir jos yra nuolatinės. Ir tai labai džiugu, kad žmonės myli krepšinį, kad lošia jį, kad jį puoselėja ir visuomet atsiveža savo jaunesniuosius kolegas, kurie puikiai valdo kamuolį, kurie gerai išmano krepšinio strategijas. Ir krepšinis per tos 7 metus čia Hüttenfelde yra net pažįstamai pagražėjęs. Tradicinėme turnyre susitiko 6 komandos, kurias palaikė gausus būrys krepšinio sirgalių. Renginio dalyvius pasveikino sėkmės bei ištvermės jiems palinkėjo vasario 16-osios gimnazijos direktorė Janina Vaitkienė ir ilgametis Vokietijos lietuvių bendruomenės valdybos pirmininkas Antanas Šiugždinis. Siekiam vieno tikslo, tai yra laimėti. Ir tas laimėjimas mus verčia skirtingumą mūsų suvienodėti ir tikrai išgirsti vienas kitą, įsiklausyti vienas kitą ir pamatyti vienas kitą, kur jis dabar yra, ką jis daro, kaip jis veikia, padėti vienas kitam. Tai yra krepšinis tikrai yra ne vien tas laisvalaikis, bet ir, man asmeniškai yra ir kaip tikrai ta mokykla, mokanti mus bendradarbiauti ir siekti bendrų tikslų. Šiais metais sėkmė nusišypsojo BC Lietuva komandai, kuriai ir buvo įteikta vasario 16-osios taurė. Geriausio turnyro žaidėjo titulas atiteko buvusiam vasario 16-osios gimnazijos auklėtiniui V16B komandos nariui Justui Biekšai, kuris kiekvienais metais specialiai į turnyrą atvyksta iš Lietuvos. Nors biudžetas ir yra ganėtinai kuklus šio čempionato rengimo, tačiau entuziazmas pačių žmonių yra labai didelis ir žmonės važiuoja, iš kur tik tai gali, būrėsi, lošia krepšinį, treniruojasi tam, kad sudalyvauti kasmetinėme čempionate. Šis čempionatas yra skirtas vasario 16-osios dienai, progai paminėti. Ta žino visi krepšininkai ir tai yra džiugu, kad jie taip gausiai susirenka. Vadinasi, žmonės palaiko lietuvybę, jie nori puoselėti savo kalbą toliau, savo tradicijas, papročius ir galima būtų sakyti, kad šitie žmonės Lietuvai yra tikrai neprarasti. Labai džiaugiamės ir tikimės, kad su metais šitas turnyras tikrai turėtų vėl plėstis, turėtų daugiau komandų atvažiuoti, tikimės, kad galimai ir patalpas būtų galima gauti ir tai galėtų vykti jau nebe dieną, bet bent jau 2.